Va čia visai įdomiai atrodo, kaip truputėlį pakyla į kalniuką ir čia žemyn nusileidžia reljefas. Ir visos tos istorijos apie šokius vykusius, kaip ten visi tie kaimai susirinkdavo, nežinia iki galo, kur jie darydavo tos šokius. Čia dar gal vietoj galėčiau ir nuvažiavęs kokį pafilmuoti iš plačiau, kad būtų įdomiau, aiškiau. Tikriausiai va čia kur nors į tą daubą einant, nes čia gana į kairę stačiai jau pradeda kilti kalnas, o čia dabar apžėlusi dauba, tai tikriausiai čia toj žemumoje kažkur plotmėj. Aišku, mes negalim čia taip greitosiom atkurti ir nesitikiu kažkokių čia tikslumų daugiau, ir taip tas medis preciziškai atkūrinėjamas yra, bet kad jau yra kažkokia informacija apie reljefą ir gan žavu atrodo, kad jisai toksai kalnuotas, tai gal ją galima panaudoti, gal nuo to gražiau atrodo. Ypač, kad, jeigu bandom dabar visą medžio paviršių padengti 3D printu, tai jeigu tas printas organiškai truputėlį kalvotesnis, tai gal nuo to smagiau. Aišku, dar ir printinti nuo to daugiau kažkiek, bet jeigu verta rezultatu, jeigu tai padaro organišką tokią jėgą, žavę matyti formą, tai tada gaunasi verta. Tiesa, dar reikės sugalvoti, kaip tada užeina tie kraštai, kaip jie atrodo, nes čia jau tada visiškai su realybė neturi nieko bendro ir kažkaip tie kraštai persieina į medžio kelmą, ant kurio padėtas šitas visas. Tai čia neturiu vaizduotės jokios ir kūrybinės vizijos, kaip čia nuteka tas ąžuolo ir žemės ir šokančių žmonių elementas visas.